Grynoji vertė yra tai, kas lieka iš turimo turto atėmus turimus įsipareigojimus. Panevėžio mieste jauna Miglės ir Kasparo šeima turėjo 20 000 eurų santaupų ir nuosavą automobilį. Jie skaičiavo, kad jų grynoji vertė buvo 25 000 eurų. Tai yra tiek, kiek vertas jų turtas, nes įsipareigojimų jie neturėjo. Tada jie nusprendė įsigyti būstą. Miglė su Kasparu rado jiems tinkantį butą už 100 000 eurų. Santaupų įsigyti visą būstą nepakako, todėl šeima nusprendė imti paskolą. Santaupose sukauptus 20 000 eurų jie panaudojo pradiniam įnašui. Likusius 80 000 eurų pasiskolino iš banko. Kaip pasikeitė jaunos šeimos grynoji vertė įsigijus turtą? Ogi niekaip. Pirmiausia, 20 000 nuo savų lėšų virto kitokia turto forma. 80 000 eurų skola bankui tapo šeimos įsipareigojimu. Dabar šeima turi 105 000 eurų vertės turto, bet 80 000 eurų įsipareigojimų. Tad grynoji vertė išliko ta pati – 25 000 eurų. Tai yra puikus pavyzdys, kaip keičiasi grynoji vertė įsigyjant būstą skolintomis lėšomis.